Jau daugiau nei 40 mečius Dzūkės Antaninos Volungevičienės namai pakvimpa bičių vašku. Laikydamasi tradicijų, moteris pati lieja žvakes. Anot senolės, tai ilgas ir daug kantrybės reikalaujantis darbas, nuo kurio senovėje neįsisukdavo turbūt nei viena bites auginusi šeima. Šventinimui skirtos žvakės senovėje dažniausiai būdavo liejamos iš bičių vaško. Tai jos ir kvepia, ir iš bičių vis tiek geriau negu iš parapino. Kas ten iš parapino, jisai nei kvepia, nei nieko. O parapinos, o bičių tai vaškas brangesnis, jisai ir kunigai naudoja. Žvakių liejimui būdavo naudojamas specialiai paruoštas vaškas. Ištirpinti bičių koriai būdavo keletą kartų perkošiami. Tuomet vaško ir vandens mišinys yra išnešamas į šaltą patalpą, kad sustengtų. Sustengęs vaškas atsiskiria nuo vandens. Jis surenkamas rankomis ir dar kartą išlydomas. O paskiau reikia iškošti tas vaškas. Tada reikia pasidaryti šitas knatai ir paskiau ant plytos ir laiks. Dzūkijoje naudojami keli žvakių liejimo būdai. Lininiai siūlai yra sukabinami ant specialiai tam pagaminto rato arba lanko. Tuomet ant jų liejamas vaškas. Pilama tol, kol gaunama norimo storio žvakė. Tradiciškai jos būna maždaug poros centimetrų storio ir apie 50 centimetrų ilgio. Nuliejus per storą žvakę ji varvės. Nuliejus plonesnę greitai sudegs. Labai plonų tai ir nedaro labai. Nulietos žvakės vasario 2 dieną nešamos į bažnyčią. Per grabnyčią šventinamos žvakės simbolizuoja Kristų, jo pergalę prieš mirtį ir tamsiąsias jėgas. Tikima, kad tokių žvakių namuose privalu turėti, jeigu ištiktų nelaimė arba mirtų artimas žmogus. Grabnyčių žvakė jau yra šventa, su ja ir krikštydavo, ir laidodavo, ir bažnyčiai prie altoriaus būtent grabnyčinė žvakė. Sakydavo, kad su ja dūšiai kelią pašviečia, išeidinėja žmogui. Grabnyčių žvakėmis anksčiau dar būdavo ir buriama. Uždegę žvakę, būrėja žiūrėjo, kur link krypsta jos liepsna. Jeigu į trobos vidų, iš tų namų neišeis laimė, o jeigu durų link, gali būti, kad kas nors iš namiškių greitai mirs. Reporteriai Sandra Buzaitė ir Vidmantas Balkūnas.